Sveiki studentai. Sveiki visi. Na, kadangi lauke jau pakankamai ilgai buvo koks -1000 laipsnių šalčio ir aš girdėjau, kad dar mažiausiai mėnesį bus tokie šalti orai, reikia būti kūrybiškesniems ir kažką daryti tokio, kad nesušaltumėm lauke. Todėl mes nusprendėm, kadangi jį labai šaunuoliai, ir pasidarysim sriubos į šias lėkštutes, arba ne, ir įsipilsim į termosą. Šiaip paprastai žmonės į termosą, kaip žinote, pila karštą vyną, arbatą, tačiau mes su Mariu būsim kur kas gudaresni, pasidarysim sriubos ir įsipilsim ją čia. Ir nuėję kur nors į lauką, kada jau reikės, pavalgysim ir sušysim. Kaip kultūringi žmonės iš lėkštučių ir visiems mums pavydės. Pradėkime mūsų kūrybinį procesą. Mariau, pirmoji operacijos dalis – užkaisti vandenį. Antroji operacijos dalis. Vanduo užviro ir dabar mes keisime viską su sriuba. Taip. Makaronų. Taip. Iš bomžko. Operacijos dalis. Siurbytą supilti į termosuką. Čia yra labai sudėtinga misija. Mariau atsipinė drebinį savarankyčių. Apsirenkime ir keliaukime į lauką valgyti mūsų sriubytę. Na štai, pertraukėlė lauke. Velnioniškai šalta, koks -50 laipsnių. Mariau, laikas traukti mūsų sriubą iš termoso. Tikėkimės net šalo. Ir paragausime, pavalgysime ir sušilsim tuo pačiu. Mariau, trauk. Trauk, valgyt noriu. Greičiau. Mariau, ką tu manai, jeigu liks sriubos termose, jeigu mes išdalinsime vargšam bedarbiam, kurie susirinko į darbo biržą? Aš manau, tai bus dar vienas geras darbas į mūsų gerų darbų kraitelę. Žmonės, kam norit sriubos nemokamai, prašau, sriuba nemokama. Nemokama šita sriuba, nemokamai. Nemokama sriuba. Šilta. Kas nori nemokamos sriubos? Niekas nenori šitos sriubos. Sriuba, nemokama sriuba. Atsiprašau, kad nori šitos sriubos? Gaminta su meile. Žmonės gerieji, kas nori nemokamos sriubos? Atsiprašau, kad nori nemokamos šitos sriubos. Kokie -50 laipsnių dar karšta. Atsiprašau, tikrai, nes mūsų visą termos mes patys. Atliksim gerą darbą. Nemokamai. Nemokama sriuba. Karšta. Norite sriubos nemokamai? Karšta. Dargai, prašau. Pasiimkit. Sarkaruojantis, vežia karšta. Karšta sriuba. Niekas nenori sriubos. Jūs norite? Karšta, žinot. Mūsų sriubos pasodėme labai paklausęs, nors ir pigios, nemokam. Paėmė tik tai vienas berniukas. Bet mes su Mariu nusprendėm padaryti antrą porciją. Kadangi nieks nevalgo, tai mes suvalgysim. Bet labai šalta, labai šalta. Na kągi, baigėme savo kūrybinį, eksperimentinį dalyką, kad bandėm pavaišinti sriubą žmonės. Bet jie nenorėjo, bet ką mes padarėm? Gerai, svarbiausia, kad mes padarėme labai įdomų dalyką. Žmonės, kaip jau minėjau, pilasi čia tik tai karštą arbatą. Na, o mes įsipilėme sriubą ir mes ne tik, kad sušilome, bet ir pavalgėme. O jeigu lieka dar sriubos termose, galima pasivaišinti ir su draugais arba šiaip praeiviais. Tai pasimatysime kitą savaitę, galbūt vėl ką nors įdomaus sugalvosime. Ate. Iki, skanaus.